Tai mes ten suinvestavom apie 1 milijoną kažkur tai. Tarkim, 5 metų, ar ne, laikotarpį. Kas per planą? Lengva nieko nebuvo šitam kelyje. Harry Kane'as iš mūsų pirko duris ne per seniausiai. Ateinam, mes padarėm viską. Klientui raktus į rankas paduodam. Pats brangiausias projektas iš vis UK. Jis buvo 500 milijardo. Ir mes toliau tai darysim. Ja. Sveiki. Šiandien svečiuose turiu Karolį, Stronghold Security Doors, bendrą savininką, vadovą. Karolį, prisistatyk pats ir daugiau gal papasakok apie savo kompaniją. Tai mano vardas yra Karolis Žilius. Esu vadovas ir bendras savininkis keletos įmonių. Viena iš jų yra Stronghold Security Doors. Mes UK plečiame tokią veiklą kaip šarvuotų durų gamybą, pardavimus, montavimus ir jų priežiūrą. Tai kodėl duris? Iš kur gimė ta tokia idėja, kad ne langai, ne priestatai, durys? Jo, įdomus klausimas. Na, čia viskas iš tikrųjų buvo labai spontaniškai, nebuvo kažkokios idėjos, ar tiesiog viskas labai susiklosti. Kaip gavos, vienas iš šiuo metinių bendras savininkų dirbo šarvuotų durų įmonėje Anglijoje. Tai buvo viena iš pirmųjų tokio tipo lietuvių beje įmonių, kurios dabar šiaip jau nebėra, ne vieni metai. Tai jis ten dirbo montuotoju. Na ir matė iš vidaus, kaip viskas vyksta, kad yra įmanoma tokio biznio, sakykime, modelis, kur mažai kas daro. Įmanoma padaryti kažką tai iš to, uždirbti pinigų, ir mes tiesiog pradėjom šnekėti. Laikui bėgant, pamatėm, kad išsityrus, išsianalizavus visą, sakykime, visą šitą rinką, pamatėm, kad tai yra įmanoma. Painvestavus šiek tiek pinigų, galima tiesiog atsikasti gabalėlį ir padaryti gal šiek tiek geriau negu ta, sakykime, esama įmonė, kuris dirbo. Tai jie kaip ir garsėjo šitom durim, bet nelabai gerai tvarkėsi, nelabai gerą galbūt vardą turėjo. Tai dabar grįžkim prie kapitalo. Jūs savo asmeninį kapitalą investavot ar ieškojot pritraukėt kažkokius investuotojus, kaip pačioj pradžioj? Pačioj pradžioj tai realiai mes viską dėjom patys. Kas turėjo kažkokį kapitalą, kas pasiskolino. Iš pat pradžių mes buvom net 5. Jo, tai buvo gan nemaža žmonių grupė, bet mes visi buvom labai jauni. Dirbom statybų sektoriui ir, realiai, kiek turėjom susikaupę tų pinigėlių, kas pasiskolino, kas tą, na. Ir mes, vienu žodžiu, sugalvojom stačia galva pradėti patys gaminti. Buvom labai daug užsibrėžę, tai Vilniuje įsinuomavom tokias mažas patalpas. Realiai ten ta gamyba buvo tiesiog surinkimas durų. Na ir mes pradėjom tą veiklą, pradėjom reklamuotis po biškį, susikūrėm website kažkokį. Ir tai buvo realiai tik tais mūsų darbo vaisius, mūsų pačių darbo bei pajamų, investavimo į šitą visą dalyką. Tai kaip pavyko tą pirmą klientą pritraukti? Dėl to, kad vis tiek dažniausiai tas pirmas būna įsimintiniausias, tai kaip jisai atėjo, tas pirmas klientas pas jūs? Jis neatėjo labai paprastai. Mes iš tikrųjų pats pirmas klientas, nes dabar galvoju, ten buvo per mūsų tokius pažįstamų kontaktus. Jis pabandė, mes pagaminom, bet mes ten pagaminom, sakykime, ne visiškai taip, kaip reikėjo, buvo klaidų ir mums tiesiog realiai dar teko ir tas duris išsimti ir vienu žodžiu, tokia istorija. Bet po to mes investavom šiek tiek į parodas, pasigaminom durų ir ėjom į parodas patys. Tai ten ir užkabinom pirmosius savo klientus. Tai jūsų gamyba vyksta Lietuvoje ar vyksta čia? Tai mes pirmuosius 2 metus, gal 1,5 gaminom, kaip sakom, surinkinėjom patys ten. Kažką pirkdavom iš šono, vienu žodžiu, surinkinėdavom, veždavom, bet mums nelabai tas modelis gerai sekėsi. Ir mes realiai uždarėm tą tokią įmonėlę, išsiskyrėm ir mes likom 3. Mes viską, vienu žodžiu, pergalvojam ir, sakom, davai, liekam 3 ir tai darom. Ir susiradom gamintojus Lietuvoje ir mes pradėjome importuoti gaminius. Tai realiai mes buvom tokia, pirk-parduok įmonė. Mes reklamuojamės, dedam pinigėlius į marketingą, kur tikrai nemažai ten ir investuodavom, eidavom parodas ir veždavom duris iš Lietuvos ir instaliuodavom klientam. O dabar?
O dabar jau yra daug kas pasikeitė iš tikrųjų. 2018 metais mes iš tikrųjų buvom patys didžiausi pirkėjai vienos gamyklos, kuri buvo atsidarius čia UK. Tai buvo lietuvių įmonė, gan garsiai žinoma, aš dabar neminėsiu, atsidarius tokį kaip filialą gamyklą UK. Ir mes iš jų pirkdavom tikrai nemažai durų ir mes labai gerai laikėmės, mes tikrai gerą vardą buvom išsikėlę. Ir tiesiog, kadangi ta įmonė pradėjo mums labai, sakykime, nesiskaityti su mumis, brokas atsirado, daug visokių tai dalykų, tai mes nusprendėme, pradėjo tokios mintis eiti į galvą, kad ką darom? Arba užsidarom realiai, arba galbūt mastom, iš kur dar nupirkti. Ir realiai niekas tokių durų aplinkui negamino. Sugalvojom patys daryti. Tai susidėjom šiek tiek pajėgų čia su tokiu vienu, su kita kompanija, kuri panašią veiklą darė. Ir sugalvojom patys pradėti gaminti. Bet tai dar reikėjo ekstra kapitalo tam. Dėl to, kad atidaryti fabriką, tai... Jo, ten prasidėjo bemiegas naktis vėl iš naujo, po kokių, sakykime, gerų 5-6 metų, kai mes išvystam Stronghold, tai vėl pasinėrėm iš naujo į didžiulius darbus. Ten sunku net papasakot, bet buvo labai didelių paskolų pasiėmę, mes susipirkom naujausias technologijas, užsibrėžę buvom labai daug. Ir realiai nenorėjom nieko ten, nei kažkokių senų staklių, nieko mes jau norėjom daryti, kad kaip turi būti maksimaliai. Jeigu investuojam, tai darom jau, kaip turi būti. Tai mes ten suinvestavom apie 1 milijoną kažkur tai svarų, kai kas buvo paskoloms, kai kas mūsų pačių investicijoms. Ir mes pradėjom gaminti patys duris 2019-2020 dabar galvoju, prieš pat Brexitą. Tai mūsų staklės pirmasis atvažiavo, gal buvo prieš pat gruodį, tai kol viską įsidegėm, o mes buvom realiai, tokie, mes ne gamybininkai, mes pardavėjai. Ir ten buvo mums daug iššūkių iš tikrųjų. Tai įvyko Brexitas, tada pamenu dar labai gerai, Vilniuje buvau ir su kolega tokiu žiūrim per televizorių, kad čia kažkoks virusas plinta ir taip toliau. Galvojam, nieko čia nebus. Tai aš atsimenu, taip, gripas. Pamenu, kad vos spėjau lėktuvai iššokti, realiai dieną ar 2 nebūčiau net grįžęs. Bet kaip tas, grįžkim dabar prie tos pandemijos, ar ne? Kaip tas įtakojo jūsų dėl to, kad jūs vis tiek naujai atsidarę esat savo gamybinę įmonę, ar ne? Taip. Kaip tas įtakojo? Nebuvo to tokios baimės ir šoko, kad viskas stoja dabar, ką čia dabar darysim? Buvo. Mes dar įsivaizduojat, kokius dalykus buvom padarę. Mes iš vis, kadangi mes išeidinėjom iš tų kitų supplierių, kurie mums gamino duris, ne? Mes savo klientų užsakymus backloginam, realiai kroviam, kad patys jų galėtumėm gaminti. Pas mus įsipareigojimų buvo iki kaklo, vienu žodžiu. Na ir ką, ir pradėjome mes gaminti po naujų metų, po biškį, viskas kaip ir neblogai, buvo daug ko išmokti turėjom ir tada korona. Jo, čia tokia panika, ką darom, vienu žodžiu, čia niekas negali eiti darbą, baisu buvo, jo. Na tai ką, mes vienu žodžiu, atsimenu, kažkaip nusprendėm užrakinti ir pažiūrėti, kas čia bus dabar, nes, negalima, taigi čia draudžiama. Bet atsimenu, mes, man atrodo, sekančią dieną visi grįžom atgal, nes galvojam, šakas, tai jeigu pradėsim, sustosim, regas, kaput, tikrai, užsirakinam, paskolas, susibankrotinam ir viską. Mes tą supratom, kad jeigu taip darysim, tai realiai mes bankruotuojam. Tai pradėjom dirbti, realiai, tyliai pradėjom dirbti, niekam nesakėm nieko, gaminam. Tai o korona kaip paveikė, tai mūsų sales office'as, kuriam jūs ir buvot kažkada, nustojo skambučiai, neturėjom iš vis skambučių kokias gal 2 savaitės ir po 2 savaičių, žinokit, žmonės iš neturėjimo ką veikti, pradėjo remontuoti namus. Taip, ten pasipylė labai stipriai ir mūsų tai buvo vieni iš geriausių metų iš tikrųjų. Tai buvo spyris iš šikna, turėjom daug darbo, bet mes susitvarkėm su viskuo ir tiesiog padarėm, neblogą biznį iš tikrųjų iš to. Tai tai nebuvo pasitarnavo COVID-as. Taip, pasitarnavo tikrai, į gerą. Karoli, dabar papasakok, kaip pavyko sudėlioti komandą. Aš suprantu, jūs buvote 3, bet
tokio masyvo įmonės jūs trysia nepavežė tikriausiai, ar ne? Tai Taip. kaip vyko tas komandos formavimas ir ar jisai buvo sklandus ir lengvas? Lengvo nieko nebuvo šitam keliui. Na, kaip ir žinot, kad mes viską pradėjom trise, tai realiai kas būdavo sales, visokie meetingai, survey ir visa kita. Ir iki pat montavimo mes viską patys trise darydavom. Pradėjus augti, tai mes pradėjom, po biškį, vienu žodžiu, samdyti žmonės. Nebuvo lengva, iš tikrųjų, žinokit, tikrai nebuvo lengva. Turėjom visokių blogų, iš tikrųjų, dažniausiai patirčių. Buvom prisisamdę ir nepatyrusių, ir netinkamų. Tiesiog, mes neturėjom, iš biznio pusės mes nieko neturėjom. Mes buvom tokie idėjiniai žmonės, kurie tikėjo savo viziją, bet mes tokie gabūs. Buvom, tai mes stengiamės kiek įmanoma viską geriau, apmokyti žmonės, taip. Nebuvo lengva, palengva plėtėmės, tai kas atsirado mūsų sales office žmonių, kas pradėjo pardavinėti, apmokėm, ten po 1, 2. Tada mūsų montavimo komanda išaugo, tai mes realiai trise atsitraukiam šiek tiek nuo to juodesnio darbo ir pradėjom įmonės kūrimo darbus dėti savo laiką. Tai va, bet turbūt didžiausi pasikeitimai vyko tada, kada atidarėm dar vieną įmonę, tai mūsų gamyba. Tai va, ten buvo didžiulių iššūkių. Kad pasamdyti tinkamus žmonės, tinkamą komandą buvo tikrai nelengva. Padarėm galbūt keletą tokių kertinių dalykų, kurie mums padėjo tai padaryti. Tai pradžiai mes supratom, kad mes nesam gamintojai, mes nieko nesuprantam apie gamybą realiai. Mes techniškai žmonės, bet mes nesupratom, kaip tas vyksta. Tai mes sugalvojom, kad mums reikia prisitraukti kažkokį žmogų, kuris realiai tą supranta. Vadovą. Jo, gamybos vadovą. Tai radom tokį žmogų, kuris dirbo kaip tik tame praėjusiame fabrike. Sunkiai prisišnekinom, nes jis jau nebent labai norėjo kiškojos, bet prisišnekinom. Tai va, jis mums labai daug padėjo. Ir su žmonių samdymu suprato, kaip kai kurie gamybiniai procesai vyksta. Mes ir patys tokie neišskelmos priti galbūt ir žinojom, kaip visi kiti dalykai vyksta, visas managementas. Tai drauge realiai tą ir padarėm. Po biškį ir prisisamdėm ir žmonių, ir darbuotojų. Tai dabar mūsų grupiai turbūt apie virš 50 žmonių dirba. Ja, tai čia kas liečia pardavimus, inžineriją, gamybą, ir visa kita. Gal net daugiau dabar. Kiek dar patys tryse esat įsivėlę į verslo vykdymą, nevystymą? Esam įsivėlę, sunku iš ten išeiti, nes mūsų verslas nėra toks ir paprastas. Iš tikrųjų, čia atrodo galbūt duris. Jeigu mes paimtumėm, sakykime, užsakytumėm gal kažkokius, aš nežinau, konteinerį kažkokių tai sąsiuvinių pardavinėti, tai būtų very straightforward. Bet mes ir gaminam ten ir outsourcinam medžiagas ir ten, vienu žodžiu, ten daug visko yra, tai nėra paprasta. Tai mes taip esam dar ten, mes nesam atsitraukę. Po biškį gal ir kūrėme tuos planus, kad šiek tiek reikėtų viską žiūrėti ir jau iš viršaus, bet mes tam darbė dar egzistuojam, mes nesam visiškai atsitraukę, tai be mūsų turbūt sunkiai kas ten ir vyktų dar. Tai va. Bet atostogų galite išvažiuoti. Ne, taip. Ne, atostogų tikrai galime išvažiuoti, jau ten pasilepinti save tikrai galim, yra žmonės, kas dirba, mes galim ir iš atstumo tai daryti, yra šiais laikais telefonai, kompiuteriai ir visą Gerai, kitą. tai dabar paminėjai, kad investavot 1 milijoną, ar Taip. ne, kai jau užvirėt šitą savo gamybinę. Kada jau tą atsiperkamumą paskaičiaut, kad jau matėt, tą mes 1 milijoną investavom ir jau pradeda payoff, ar ne? Atsipirkamumas galbūt atsirado tik po kokių gal 3 gerų metų gamybos, jeigu kalbam apie gamybą, taip, nes čia yra 2 skirtingi dalykai. Gamyba ir sales tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai gamyba po kokių gerų 3 metų po biškutį tik pradėjo atsipirkinėti, nes mes, kaip tai pradėjome, mes iš tikrųjų net nežinojom, kada tas bus, nes buvo labai iš tikrųjų sunku tą paskaičiuoti, kažkokių panašių įmonių aplink mus nebuvo. Bet mes tikėjom, kadangi mūsų marketas toks yra gan toks nišinis,
Tai mes tikėjome, mes žinom, ką galim padaryti ir atsiperkamos kažkur po kokių 3 metų atsirado, jis vis augo. Mes pradėjom plėsti savo rinkas už UK, šiuo metu eksportuojam gal kokias 5-6 šalis ir Ameriką vežam nemažai, tai apie pusę produkcijos dabar turbūt ir išvežam. Kaip pavyko pasiekti tas užsienio rinkas, ar ne? Dėl to, kad vis tiek jūs patys gyvenat UK, čia kaip ir viskas aišku, žmonių mentalitetas ir visi kiti niuansai, ar ne? Jo. Bet kaip jums pavyko, tarkim, tą Ameriką prisitraukti, ar ne? Kad iš Amerikos pradėtų žmonės pas jūs kreiptis. Jeigu liečiant Ameriką, tai amerikiečiai ten patys negamino tokių durų, bet nuo senų laikų iš kai kurių Eastern Europe, vienu žodžiu, galbūt iš Lietuvos ten veždavo. Okay. Taip, veždavo ir jie apie mus sužinojo, nes mūsų ta rinka yra labai nišinė. Mes viens kiti visam pasauliu realiai, žinom. Ten kas tokį produktą gamino, mes vieni kitus realiai žinom. Tai galima sakyti, kad Amerika pati jūs susirado? Realiai, ne jūs ją? Taip, jo, realiai taip. Amerikiečiai, specifically amerikiečiai taip patys susirado. Kai kurie Europos distributoriai, tai mes juos patys pajungiam, nes, again, jie pirko iš kai kurių mūsų konkurentų, o mes atėjom į šitą rinką, į šitą biznį kaip gamybininkai su vizija, kad padarysim mes tikrai geriau. Ir mes matėm, kaip turi viskas būti padaryta. Mes turėjom gerų pavyzdžių, kaip geros įmonės tvarkosi su savo klientais, kaip jie prižiūri juos, kaip reaguoja į problemas. Tas yra labai svarbu. Taip. Ir mes patys, kai buvom nukentėję nuo tokių gamintojų, tai mes žinojom, kur mes galim pasistengti ir kaip mes galim juos prisivilioti. Norėjau priminti, kad jau vyksta registracija į mano grupinio coachingo programą BizEvolucija, kuri įvyks lapkričio 13 dieną. Grupinio coachingo programoje aptarsime tokius dalykus kaip pardavimai, marketingas, finansai. Tai jeigu tu turi iššūkių šiose srityse, kviečiu registruotis nuorodoje apačioje. Iš kurių šalių dabar užsakinėja iš jūsų? Tai būtų Danija, Belgija, Olandija, į tą pačią Lietuvą kartais nuvežam. Netgi. Jo. USA ir daugiau yra tokių smulkesnių, kur ir į Afriką kartais nuvežam, į Karibus. Beje, dabar plečiam galimybės ir jau bendraujam su Hongkongu. Kiniečiai yra taip, kas yra Made in Britain, tai yra čia labai didelis garantas jiems, o mes turim visus sertifikatus, viskas yra realiai čia, UK padaryti visi sertifikatai. Taip. Mes išsitestavę aukščiausius standartus ir mažai tokių įmonių iš tikrųjų yra, kas turi tokio lygio saugumo standartus ištestuotus. Tai mes ten labai gerai jaučiamės, nes mūsų produktas ne tai, kad ir saugus ir ten labai ten kažkoks, bet mes providinam tą tokį bespoke elementą, kad mes galim pagaminti realiai anything. Klientas gali susikontaktuoti, tiesiog pateikti ten kažkokius brėžinius, mintis. Mes turim labai stiprią komandą Lietuvoje inžinierių, kurie dirba ant testuo ir mes taip paėmam didelio kalibro klientus, žvaigždžių turim visokių, apie kurias nelabai galbūt galim ir šnekėti kartais, bet mes turim. Na, bet vis tiek, aš norėčiau dabar grįžti prie tos jūsų pardavimų įmonės, ne gamybinės. Taip. Tikrai mačiau, kad dirbat su influenceriais, su tikrai gan žymiais žmonėm. Tai kokia tai jūsų marketingo strategija? Marketingo strategija yra tokia. Nuo pat pirmų dienų mes supratom, kad reikia iš tikrųjų nemažai pinigų dėti į realiai Google. Sklaidą. Realiai Google, realiai online marketingą daugiausia dėjom. Ėjom į turbūt visas tokias žinomesnės parodas kaip Grand Design ir daugiau ten jau yra. Taip pat iš ten apie mūsų žinojo. Tai mūsų strategija ir buvo, pavyzdžiui, parodos ir online marketingas. Kas suveikia iš tikrųjų ir mes realiai ir pačiam pardavimų sektoriui mes supratom, kad mes turim būti geriausi ir suteikti klientui realiai viską, kad klientas atėjęs pas mus sakytų, žinot, kebra, jūs ir ofise darbuotojai gerai sumenedžino viską. Jūsų sales procesas buvo gan lengvas, su dizainų išsirinkimais, profesionalūs matuotojai
turbūt atvykę gerai, vienu žodžiu, viską padarė ir produktą gavo gale. Tai mūsų tokia ir yra strategija būti geriausi. Tobulas client experience, ar ne? Jo, teisingai. Tobulas experience klientų. Tai taip. Ir mums tas sekės gerai. Mes tą darėm ir darom po šiol, vis kažkur improvinam, stengiamės. Tai su kokiais dabar vis tiek, sakai, negali atskleisti tam tikrų vardų, Taip. bet vis tiek norėčiau ištraukti iš tavęs, su kokiais įžymiais žmonėmis tekia dirbti. Na, dabar, Harry Kane'as iš mūsų pirko duris ne per seniausiai. Turėjom čia tokį projektą, užpritais galbūt metais, buvo pats brangiausias projektas iš vis UK. Jis buvo 500 milijardo. Wow. Čia ne milijonai, čia didžiuliai. Ir ten realiai mes patekom irgi vien per savo tą tokį flexibility. Mes buvom jau keletą darbų padarę ir mus ten tiesiog atsiradom ten. Ir ten buvo kažkas tokio. Ir ten buvo, man atrodo, jeigu neklystu, automobilių gamintojo koriečių kažkurio Kia gal ar kažkas tokio. Savininko ar savininkės dukros. Tai ten buvo aukšto lygio. Tai mes tokių turim ir tų influencerių šiek tiek darom darbus visokius. Tai turim, tų žvaigždžių atsiranda. Net per daugiausia, norėtumėm galbūt daugiau, bet jų atsiranda. Super, bet tas grįžtamumas, tarkim, jūs pasirašot su žvaigžde, kaip pavyzdys influencerio, ar ne, už tam tikrus mainus, kolaboraciją. Ar apčiuopiamos naudos yra iš to? Jo, šiais laikais social media, tai norėjau turbūt paminėti antras punktas su marketingu. Mes jau porą metų turbūt gal net kokius 3, bet šiais metais labai stipriai spaudžiam su social media, tai tas veikia. Mes tokias kolaboracijas darom, kad, sakykime, mes įstatom produktą, jie leidžia mums pafilmuoti, jie pašneka apie, tai realiai vyksta abipusiai mainai, tai mums tas veikia ir mes toliau tai darysim. Ja. Karoli, dabar 50 komandos narių. Kiek jūs pagaminate tų durų per mėnesį? Kiek jums pavyksta jų pagaminti ir parduoti? Tai su gamyba, jeigu paliestumėm, tai gamyba gamina nuo apie tarp 70 ir kokių 120 užsakymų į mėnesį. Tik, tai nėra didelis skaičius. Bet kadangi mūsų duris, realiai visos yra bespoke, pagamintos tam tikram klientui, tai realiai average, vidutiniškai jos kainuoja ten nuo 5, 6, 7 tūkstančių, sakykime, kažkas tokio. Bet kai kurios kainuoja ir labai daug. Ką tai reiškia? Tai gali būti labai didelės, labai sunkiai pagaminamos, ilgai gaminamos, todėl mes nedarom, sakykime, neštampuojam durų. Pas mus nėra to. Mes gaminam visas duris išskirtinai pagal užsakymą tam tikro kliento. Tai jei paliestumėm sales pusę, kaip Stronghold, tai mes parduodame apie 25-30 durų į mėnesį. Užsakymų, ne durų, nes durim nelygos. Durų kainos prasideda pas mus nuo beveik 4000 svarų plus PVM-as. Ir ką mes darom? Mes klientui suteikiam realiai visą tokį servisą. Tai pradedant, kad mes padedam klientui išsirinkti dizainus, apšnekam, kaip geriau padaryti, kas gražiau būtų, struktūrą, visokius komponentus ir taip toliau. Tai tas yra sudedamoji dalis į mūsų šitą sales visą eilutę. Gamyba, instaliacija ir priežiūra. Tai mes realiai ateinam, mes padarom viską. Klientui raktus į rankas paduodam ir tikimės, kad parekomenduos mus toliau. Tai Ja. Na, aš tai tikrai parekomenduosiu. Ačiū labai. Tikiuosi patinka. Tai kokie, Karoli, ateities planai? Gal kažkokiu tai didelių projektų nusimato? Gal kažkokia didelė vizija užkariauti pasaulį su durimis? Tarkim, 5 metų ar ne laikotarpį. Kas per planai? Kas per planai? Tai išlikti visų pirma lyderiais. Kaip ir minėjau, mes dabar atliekam darbus ir keliamės į 3 kartus didesnės patalpas. Kito mėnesio viduryje jau viskas turėtų būti baigta.
Ir planas yra toks užkrauti savo gamybą užsakymais. Tai ką tai reiškia? Beje, kitą savaitę važiuojame į Paryžių, bandysime susitarti tokį dalyką, kad bandome realiai savo produkciją introducinti į Europą. Tai čia yra pirmas toks žingsnis. Toliau plečiame kontaktus UK. Pavyzdžiui, visa šiaurė, ten tokia, trūksta ten. Na tai va, tai mes ir ten planuojame įžengti koją. Bet nenorime apsibrėžti vien UK rinką, todėl kad mes suprantame, kad jeigu kažkas atsitiktų, kažkokie tai krizės, mes nenorim būti pririšti vien prie UK rinkos. Kaip ir minėjau, mes apie pusę produkcijos dabar išvežam į užsienį ir mes tai norim plėtoti toliau. Tai va čia yra didžiausias mūsų planas. Plėstis į kitas rinkas, kaip ir minėjau, Kinija, taipogi Amerika ir Europą, Šveicarija, galbūt Italija. Tai kokia yra projekcija biudžeto, ar ne? Kokia yra jūsų apyvarta planuojama per, tarkim, artimiausius 3 metus? Na, mūsų grupės apyvarta šiuo metu siekia apie 6-7 milijonus svarų, bet sekančiais metais mes planuojam per sekančius galbūt 1,5 iki 10 galbūt pavyks. Bet tai yra labai sunku šiai dienai kažką sakyti, nes, kaip matom, pasaulyje vyksta įdomus reikalai. Tai labai sunku čia kažką teikti. Bet, planuojam. Žinom, kad mes norim būti geriausi ir kaip žinom, kad geriausiam dažniausiai sekas. Tai va, šitokiu sumanimu ir einam į priekį. Karoli, dabar per savo patirtį, ar ne, ką palinkėtum jaunam verslininkui, kuris, nori eiti tavo keliu, ar ne, nori būti verslininkas, nori būti geriausias, populiariausias, kokybė, kad būtų geriausia, ką galėtum palinkėti iš savo patirties? Iš savo patirties palinkėčiau turbūt išsirinkti pradžiai. Tai būtų produktas ar servisas, kokį besuteiktum, kad tau jis pradžiai patiktų. Kad tai nebūtų kažkoks košmaras, kuriam vėliau leistum savo gyvenimą ir tai tas tavęs nevežtų. Palinkėčiau išsitirti labai gerai rinką ir nepult visą galvą aklai į kažkokius biznius, nes tai įmanoma, kad tu realiai tada sudegsi labai greitai. Tai aš siūlyčiau, kad tiesiog susirast rinką, kurioj tu norėtum būti, išsitirti ją, kad rastum, ką tu galėtum, sakykime, geriau padaryti. Ja? Tai čia, aš manau, yra toks pagrindinis dalykas, kad ir net kartais paprasčiausi dalykai, kaip kad small improvementą kažkokį padaręs, tu gali iš to padaryti biznį. Tai va, o daugiau, iš tikrųjų palinkėčiau neprarast, norėčiau iš tikrųjų palinkėti, kad atkaklumo ir stiprios komandos. Nes be komandos, be geros komandos ne kažkas išeis. Tai va, siūlyčiau ir atsirinkti labai atsargiai partnerius ir darbuotojus. Pasistengti, neskubėti, galbūt kartais ir samdyti, kartais pasirinkti iš didesnio rato. Tai va, tai pasiklausyti podcastų, protingesnių žmonių su patirtim, pasimokyti šiek tiek, tai va, tokie mano palinkėjimai, bet niekada nepasiduoti. Kaip, Karoli, manai, ar versle yra svarbu turėti mentorių, coacherį, ar jums kažkas padeda? Dėl to, kad kartais, žmogus iš šono gal geriau mato. Ir kokia tavo nuomonė apie tai? Taip, Aušra, tu labai teisi. Buvo tokie laikai, kada mes turbūt pasiekėm tokį lygį, kur tiesiog jau nebežinai, kaip judėti priekį. Tokia gal biški ir betvarkė buvo atsiradus. Ir mes supratom, kad reikia pagalbos iš šono. Tai jo, mes turim po šią dieną, porą metų turbūt naudojamės tokio mentoriaus paslaugom. Tai yra mūsų draugas geras. Mes iš tikrųjų daug ką susitvarkėm pas save įmoniai. Dėka šito laiko praleisto su juom, planavime, mes kiekvienais metais važiuojame į business planning, tokias kaip work holidays, sakykime, ten net atostogas. Mes išvažiuojame į kitą šalį nuo darbų,
nuo šeimų, nuo problemų, atsijungiam visiškai 3-4 dienom. Ir mes planuojam, mes sėdėm nuo ryto iki vakaro, kalbam apie biznį, ką galėtumėm padaryti geriau, kaip improvint tam tikrus dalykus, kaip stiprinti komandą. Realiai sveriam viską, nuo iki. Ir šito dalyko dėka, taip, aš sutikčiau ir labai rekomenduočiau iš tikrųjų žmonėm, bizniam ar biznio savininkam tai daryti. Iš tikrųjų nereikia išsigąsti. Mes tokie kaip lietuviai dažnai skeptiškai galvojam, bet naujoji karta, aš manau, kad tai daro ir sakyčiau, kad turi tai daryti. Nes kartais to dėka tu kartais pamatai tuos dalykus iš šono, kokių galbūt ir nematai arba nenori matyti, tai mentorystė labai padeda. Ir mes tęsim tą tikrai toliau. Mums tai veikia ir siūlyčiau, kad ir kiti tai darytų. Karoli, ačiū tada tau labai, kad atvažiavai. Prieš tavo atostogas radai porą valandų skirti man ir tikrai linkiu kaip įmanoma didžiausios jūsų kompanijai sėkmės. Toliau užkariaukit pasaulį, garsinkit savo vardą, dirbkit su influenceriais ir parduokit, aišku. Ačiū labai, Aušra, ačiū, kad pakvietei į savo podcastą, buvo labai malonu pakalbėti ir taipogi norėčiau palinkėti tau sėkmės šitam dalykė. Aš labai džiaugiuosi, kad lietuviai šitą daro. Nėra dar labai daug, bet aš labai džiaugiuosi, kad šitą vykdot ir buvo malonu prisijungti, buvo malonu pašnekėti. Ačiū tau labai.